Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją How-To. Šiame vaizdo įraše nagrinėsime, kaip įvaldyti mūsų traktorių variklio nustatymus. Norėdami pradėti, įeikite į pagrindinį meniu. Tada spustelėkite variklio nustatymų meniu. Ekrane pasirodys visi galimi nustatymai. Pirmasis nustatymas susijęs su atmintinėmis A ir B, kurios atitinka du siektinus variklio sūkius, kuriuos galima konfigūruoti. Spustelėkite reikšmę ir nustatykite ją pagal savo poreikius. Vėliau šios tikslinius greičius galėsite įjungti naudodami daugiafunkcinio valdiklio mygtukus. Toliau galite sureguliuoti variklio reagavimo greitį. Diapazonas nuo 1 iki 4 leidžia nustatyti variklio agresyvumą pagal jūsų programos poreikius. Kuo didesnė reikšmė, tuo agresyvesnis bus variklio atsakas, kai įjungiama atmintinė. Tada rasite dvi eilutes, kuriuose galite suaktyvinti kelių galimų automatikų jungimą. C1 su atmintinė A ir C2 su atmintinė B. C1 ir C2 yra tiksliniai greičiai, kuriuos galima reguliuoti transmisijos nustatymų meniu. Galima įjungti tikslinio greičio ir iš anksto nustatyto variklio sūkių skaičiaus susiejimą. Įjungus C1 aktyvuojama atmintinė A, o įjungus C2 atmintinė B. Galiausiai galite įjungti stabdymo prevencijos funkciją, kad išvengtumėte stabdymo sudėtingose situacijose, su kuriomis variklis negali susidoroti. Tokioje situacijoje suveiks anti-stall funkcija ir pavarų dėžė persijungs į neutralią padėtį. Norėdami atnaujinti judėjimą, turėsite perkelti galios valdymo svirtelę į neutralią padėtį ir tada vėl įjungti važiavimą pirmyn arba atgal. Tada pereikite į antrąjį nustatymų puslapį. Čia galite konfigūruoti dvi funkcijas. Pirmoji yra variklio ribotuvas. Jei norite apriboti variklio sūkių dažnį iki didžiausios vertės, nustatykite jį paspausdami čia ir naudodami lankiklį nustatykite didžiausią sūkių dažnį. Tada paspauskite OK ir aktyvuokite funkciją, įjungdami ją ekrane. Ja taip pat galima įjungti per porankį. Apribojimas matomas prietaisų skydelyje. Antroji konfigūruojama funkcija yra paleidimo funkcija. Ši funkcija leidžia nustatyti variklio sūkių dažnį, kuris įsijungs, kai bus įvykdyta viena iš 4 pasirenkamų sąlygų. Judėjimas pirmyn arba atgal, galinio tritaškio keltuvo įjungimas, hidraulikos naudojimas arba kardaninio veleno įjungimas. Ir viskas. Apžvelgėme visus galimus nustatymus. Dabar jūsų eilė išbandyti.